ką, nauja diena, vakar po darbų pasidariau nagučius pagaliau, priėjo eilė, tokie baby blue, truputėlį tokie į baltumą gal, bet man patinka. Pavasaris už lango, bėgu į kosmetikos parduotuvę labai greitai ir tuo pačiu patikrinsiu orą, nes termometras muša 24, o man tai yra labai tartina, nes praeitom dienom buvo tarp 12 ir 15. Tai 24 toks didelis šoktelėjimas. Einu pasižiūrėsiu, kol kas užsidėjau kožytę. Jeigu bus per karštą, tai nežinau. Nežinau, iškepsiu. Bet, žodžiu, kosmetikos parduotuvė čia prie pat. Tai nulėkiu, pasiemu, ko reikia, tada grįšiu. Jeigu bus labai karšta, persirengsiu ir keliausim į tokį Jumbo Marketplace. Ten girdėjom atsiliepimų iš kolegų, jog labai daug įvairių parduotuvėlių, kas susijęs su maistu, ar kioskelių, kažkas tokio, ir restoranų. Tai, kadangi šeštadienis, reikia nuveikti kažką įdomesnio. Ir jūs pasimsiu kartu. O dievai, tikrai labai šilta. Ar čia vasara atėjo? Čia net ne pavasaris, o Liepos vidurys. Visai good. I like it. Kaip faina. Iš karto prisimenu Klaipėdą, kai leisdavom dienas paplūdimyje, Smiltynės paplūdimy. Tai va toks pat oras dabar. Kaip malonu. Eik tu savo. Spėjau kaip tik laiku prieš uždarimą. Gal net paskutinė klientė buvau. Tai va, bet gavau viską, ko reikėjo. Nusipirkau šampūno, tirpios kavos, sauso šampūno, tokių saldainiukų Kinder Surprise, tokie kiaušinukai maži, labai skanu prie kavos. Kas dar? Ai, pirkau dar vieną tą serumą. Sakiau, kai dėsiu siuntinuką tėvam, tai mamai bus. Nes iš tikrųjų panaudojau ir jis man labai patiko. Tai pagalvojau, kad ir jinai norės pabandyti. O dabar einu tikrai persirengsiu, nes žiauriai karšta. Ir bandysime judėti link to Jumbo Marketplace. Truputėlį persirengiau, susiruošiam ir lekiam. Šiaip žiauriai šilta, bet iš tikrųjų praėjom tokią dalį Vėgėlio miestelio šito, kur gyvenam, kurios dar nematėm šitos pusės, tai viskas žydi, labai gražu, pafilmavau truputėlį vietom, tai va, smagu, pavasariškas šeštadienis.
apėjom visą tą fabrikėlį. Čia iš tikrųjų tas visas food marketas yra fabriko patalpose. Tai labai įspūdinga. Iš tikrųjų pusė parduotuvių neveikia kažkodėl. Neįsivaizduoju kodėl, nes internete bent jau rodė, jog dirba viskas iki 9. Tai nežinau priežasčių. Tai dabar atėjom į tokį bariuką. Vis dar tose pačiose patalpose. Atsisėdom lauke prie kanalo. Nėra labai daug žmonių, bet pakilo šioks toks vėjas. Tai va, sėdžiu savo. Va, koks vėjas. Ir laukiu užkandukų ir stiklinės šalto sidriuko. Tikiuosi nesušalsim čia per daug, nes pirmai tiek užkaitino, kad dabar atrodo lengvas vėjas, bet vėsok pasidarė iš karto. Ir taip pat šalia, va ten kitoj pusėje yra kino teatras. Tai jaučiu, po pasisėdėjimo eisim pasižiūrėti, kokius filmus šiandien rodo. Jeigu kažką gero, tai gal reiks nueiti pasižiūrėti. Kokių popkornų, labai senai būta kine. Tai kodėlgi ne? Juk savaitgalis.
Buvau tokiam butike labai fainam, netoli namų ir užgaudžiau labai fainių perliukų. Tai dabar einu namo ir parodysiu. Užklupo lietus, tai atrodo kaip matrioška, bet nieko tokio. Augsiu didesnė. Na ką, grįžau namo ir nekantrauju parodyti, ką nusipirkau. Beje, orai pas mus permainingi, kaip nežinau, kaip moters nuotaika. Praeitą savaitgalį vaikščiom trumpom rankovėm ir jau galvojau, kokių čia suknelių nusipirkti, nes jau vasara kaip ir čia. O visa savaitė praėjo su plus 10 šilumos, lietus kas 10 minučių, šiandien iš ryto ir kruša buvo, ir lyjo, vėjas nemoku pasakyti. Tai žiauriai šalta, jaučiuosi lyg grįžom į žiemą arba tokį labai labai vėlyvą rudenį. Liūdnos naujienos ir kol žiūriu orus ateinančiai savaitei, tai lygiai tas pats. Mačiau, Lietuvoje irgi ne piragai ir sniego turit ir žiema sugrįžo pilnu tempu. Užjaučiu visus mus. Gerai, noriu parodyti, ką nusipirkau. Taigi, pirmas dalykas, ką nusipirkau, tai yra tokie Mama Jeans iš Only. Labai graži spalvytė, dydis 27,32. Iš tikrųjų, man labai sunku yra su kelnėm, nes dažniausiai per šlaunis, per blauzdas, visur man viskas puikiai tinka, bet per liemenį visada, bet kokios kelnės ir džinsai dažniausiai man stovi kaip vazonas. Tai šitos iš tikrųjų labai tiko ir labai džiaugiuosi, nes ko gero nereikės net ir diržo. Dėl to aš šiaip nemėgstu užsisakinėti internetu jokių kelnių visos apatinės dalies, nes visada turiu matuotis. Va. Tuoj pasimatuosiu. Na va. Atrodo taip. Visur puikiai ties liemenį. Jokių vazonų. Ilgis irgi geras, bet turbūt nesimato, nes vis dar nerandu kampo, kur geriausia būtų filmuoti, kad matytųsi viskas. Tai ilgis gali būti ir su aukštakulniais batais tiktų, ir ant žemų. Bet labiausiai, aišku, su inkariukais, mano mėgstamiausi batai. Esu labai patenkinta, o geriausias dalykas tas, kad mokėjau tik 15 eurų. Užsidėjau baltą vyrišką maikę, nelygintą, bet kad tiesiog būtų vaizdas. Sekantis dalykas, ką nusipirkau, yra švarkas. Toks smėlio spalvos, iš Vero modos. Dydis yra 38. Jie patys apibūdina spalvą kaip Irish cream. Va toks. Šiaip jis toks oversizinis yra. Ir man labai patiko ir tiko, sakyčiau. Ir tuoj parodysiu, kaip atrodo. Na va. Vaizdas toks. Toks fainas, oversizinis. Man labiausiai patinka tai, kad yra pamušalas. Nes man jis tada toks rimtesnis. Ir yra tokie nedideli petukai įdėti. Šiaip gerai, nes turiu tokius siaurus smulkius pečius. Tai truputėlį gal pagyvina tą bendrą vaizdą. Atrodo taip. Laukiu vasaros žiauriai, nes norisi vaikščioti jau šviesesnėm spalvom, apsirengus, lengvesniais tais drabužiais, nebesustriukiam, pufaikom, dideliam pukynėm visokiom. Ką man? Ir už jį mokėjau 20 eurų. Labai faina medžiagytė, iš tikrųjų, tokia švelni. Labai smarkiai sutemo, nes debesis užplaukė, tai vėl bus lietaus ir ko gero vaizdas truputėlį suprastės. Bet nieko negaliu padaryti. Taigi, trečias perliukas, kurį noriu jums parodyti, kurį įsigijau, yra trench coat. Dar kitaip lietpaltis.
Labai ilgai ieškojau ir niekaip negaliu rasti internetinėse parduotuvėse, nes esu tas žmogus, kuris nori paliesti, pasimatuoti ir žinoti 100%, kad tas drabužis ar daiktas tau tiks. Taigi, labai džiaugiuosi ir to jau parodysiu, kaip atrodo ant manęs. Na štai. Esmė tame, kad nenorėjau imti ilgo trenčkauto. Žinot, kaip yra būna patys ilgiausi, tie turbūt jau maxi vadinami. Norėjau tokio iki kelių. Ir jis yra lygiai iki kelių ir esu dvigubai patenkinta. Labai švelnus, labai švelni medžiaga. Tarp kitko iš Only. Taip pat kaip ir džinsai. Yra pamušalas, ko visuomet ieškau paltos ir nesvarbu, ar jie yra žieminiai ar pavasariniai. Man ir švarkose lygiai taip pat, man pamušalas turi būti. Geriau nešiojasi. Štai taip atrodo. Esu super max patenkinta. Ką manot? Komentuokit komentaruose. Ir už jį sumokėjau 30 eurų. Su visom nuolaidom ir viskuo gavosi 65 eurai už visus 3 nuostabius perliukus. Max patenkinta. Toks geras moteriškas jausmas, kai kažką randi parduotuvėje iš drabužių ar batų ir grįžti namo laiminga patenkinta ir atrodo nieko daugiau netrūksta, tik gero maisto. Tai dabar einu jaučiu pasigaminti kokią nors vakarienę. Galvoju apie spagetį. Su kumpiu, gal šoninę. Grybų padažu. Gerai. Einu. O rytoj, ko gero, atsikelsiu ir tvarkysiu namučius. Taip kapitaliai jau, nes tikrai reikia tvarkos. Labai daug dulkių. Žaliuzės labai daug dulkių prikaupė, tai jau būtų metas. Nes manau, lis bus šalta ir nebus ką veikti lauke. Tai knisiuosi po namus. Na ką, labas, kita diena.
tiksliau antradienis, grįžau po darbo ir radau siuntinuką. Iš Zalando. Labai laukiau, nes kai ką užsireikiau ne tik savo, bet ir mamukui. Ir nekantrauju parodyti. Nežinau, pastebėjot ar ne, bet esu milžiniška konversų ar dar kitaip vadinamų inkariukų fanė. Visiška klasika, kur niekada neišeis iš mados. Turėjau raudonus, turėjau mėlynus ir dabar turiu juodai baltus. Tačiau, palaukit, man kadangi artėja vasara ir jau senai žiūrėjau šitą spalvą. Oh my god. O dieve, kokie gražus. Pasižiūrėkit. Tokie atrodo lyg būtų lininiai. Labai gražus, smėlio spalvos, galbūt dar kitaip beige. Ir sakyčiau, labai gražus. Man labiausiai patinka tie su paaukštintu padu, nes man jie yra patogesni. Nežinau. Esu turėjusi bėdų su savo pėda, esu turėjusi operaciją, kai buvau 18 metų. Tai man patogus padas yra labai labai svarbu. Ką manot? Sakyčiau, bus labai gražu prie suknelių, nesvarbu ar ryškių, ar neutralios spalvos suknelių, prie kelnių, džinsų, prie bet ko aš manau tiks. Tiesiog labai norėjosi tų vasariškų, šiltų, šviesių spalvų. Tai va, wow, reikės pasimatuoti, esu labai labai patenkinta, tik keista, jog rašo 5,5. Nes šiaip mano yra 38, o 5,5 jau turėtų būti 38,5. Nežinau, reikės pasimatuoti ir pasakysiu. O kitus paėmiau ryškesnius, nes mano mama labai mėgsta spalvas ir pastebėjau, kad šiais metais ją labai traukia geltona. Tai rinkariukus paėmiau ryškiai geltonus. O dieve, kokie fainus! Įsivaizduoju ir ją vaikštant su tokiais batais, ir save. Pažiūrėkit, kokie geruliai. Eik tu savo. Labai tikiuosi, kad jai patiks. Kažkada dėsiu siuntinuką, tai va bus lauktuvių. Na, kurie jums patinka labiau? Parašykite į komentarus. Kokie fainus. Iš tikrųjų faini būtų ir vienas toks, o kitas toks. Taip žaisminga. Ir vasariška, ir labai gražu. Tie truputėlį didesni, tie truputėlį mažesni. Spalvos nuostabios. Įsimylėjau abi poras. Vienareikšmiškai. Taigi iš Zalando kol kas tiek. Planuoju kažką užsisakyti greitų metų dar, bet kol kas dar to nepadariau. Kitas dalykas. Užbėgau po darbo į Action parduotuvę ir iš tikrųjų ieškojau jau kurį laiką side table. To vadinamo papildomo staliuko svetainiai ar miegamojo kambariui. Ir štai tokį užgaudžiau. Nežinau, ar tiks išmatavimas, nes bandžiau atsiminti, kokio aukščio man tiksliai reikia, bet neatsiminiau. Taip, nusipirkau, sakiau, pasižiūrėsiu, surinksiu, išsimatuosiu, pažiūrėsiu, kaip atrodo, jeigu netiks, grąžinsiu. Bet toks sunkus, metaliniais rėmais,
Toks paprastas, šviesių spalvų, sienos pas mus baltos, tai manau visai čia pritaptų. Tik tai svarbu, kad atitiktų dydis. Taip pat kažkurią dieną užsisakiau keletą daiktų iš Temu. Tarp kitko planuoju užsakyti kažką daugiau ir tada nufilmuočiau ir padaryčiau tokį kaip Temu haulą. Bet kol kas, kol nefilmavau, tiesiog parodau tokius kelis daiktelius, ką pirkau. Reikėjo man printo. Nusipirkau dar kaip tik Action'e kartu su staliuku pirkau 2 didelius rėmelius. Ir printai yra iš Temu. Tai vienas iš jų yra toks. Žinau, kad jau matosi išvirkščiai, bet filmuoju priekinę kamerą, tad atleiskite, išversiu. All you need is love. Viskas, ko jums reikia, yra meilė. O meilė gali būti bet kam. Tai gali būti hobis, gali būti jūsų darbas, gali būti mėgstamiausias maistas, gėrimas, nežinau, bet kas. Juk meilė toks dalykas, neapčiuopiamas ir neapsakomas. O sekantis printas yra toks. Gal kas nors yra matę šitą filmą su Johnu Travolta. Man tiesiog reikėjo kažko žaismingo, kažko įdomesnio, nes šiais laikais, kai žiūriu visų moterų vlogus, jų namai yra vien tik neutralios spalvos. O man tai yra šiek tiek nuobodoka. Tai nėra mano asmenybei. Man turi būti spalvų, turi būti gyvybės ir dėl to kažkaip pasirinkau būtent tokias spalvas. Kol kas šiam sezonui. Paskui gal kažkas keisis. Tai va, manau, kartu turėtų labai gražiai žiūrėtis. Ką galvojat? Tik tai reikės kai ką pakeisti su rėmais, nes negaliu pakabinti ant sienos, nes šitie kabliukai yra vienas tik čia ir vienas čia, o man reikia 2. Va taip, va, išsidėščiusiu. Tai, sakiau, išlupsiu juos abu kažkaip ir priklijuosiu arba prisuksiu mažais varžteliais kažkokiais būtent į tas vietas, kurios atitinka mano sienos vinukus įkaltus. Tai va, kai padarysiu, parodysiu galutinį rezultatą. Kol kas pirkinių tiek, man atrodo. Dar neparodžiau. Kai buvau Primarke, kažkurį savaitgalį pirkau tokį labai fainą augaliuką. Jis yra netikras, tačiau atrodo labai labai tikroviškai. Žiauriai fainas ir pats vazonėlis toks sunkus, toks solidžiai sunkus. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo, ar ne? Tai irgi va, tokios smulkios detalės po truputėlį ateina į mūsų namus ir suteikia šiek tiek jaukumo. Ir iš tikrųjų, man atrodo, mokėjau tik tai 3,50 €. Kažkas tokio. Sakyčiau, labai gera kokybė už labai gerą kainą. Na ką, manau, šiam kartui tiek tų pirkinukų, tiek vlogo. Atsisveikinsime čia. Jeigu patiko mano kanalas, paprenumeruokite, paspauskite laiką, parašykit komentarą, kaip sakant, pasilabinkim, gerai? Taigi bučiuoju jūs visus draugai, jūsų Ru.